Sveiki, bičiuliai. Turiu prieš šventes jums vieną įdomią istoriją, kurią norėčiau tikrai pasidalinti. Kaip sakant, bus gera pamoka jums, tiems, kurie ieškote pirkti automobilių. Kaip svarbu išlikti budriems. Istorija tokia, bičiuliai. Norėjom pasitikrinti automobilį. Automobilis iš Amerikos, Nissan Rogue. Ir, žodžiu, skelbime nurodytas VIN kodas. Įsijungiam VIN kodą, pasižiūrim, kaip buvo automobilis daužtas. Matome, jog buvo nestipriai gavęs į priekį. Nieko ten tragiško, nieko baisaus, jeigu viskas tvarkingai sudėta, suremontuota, viskas ok, tokį automobilį dėl tiek galima pirkti, jeigu jisai techniškai yra tvarkingas. Susitarėme dėl apžiūros. Nuvažiuojame pasitikrinti automobilį ir išlipus man iš mašinos, žiūriu aš taip į tą automobilį ir blemba man truputuką spalva, ta prasme spalvos atspalvis skiriasi, negu jisai yra skelbime nufotkytas. Galvoju, kaip čia dabar gaunasi. Nu nieko, būna. Pavyzdžiui, sakykime, automobilis, jeigu sufotkintas ant saulės ar sufotkintas apniukusią dieną, tai tas atspalvis kažkiek vis tiek skirsis. Kodėl? Todėl, kad paprasčiausiai skirsis apšvietimas dienos. Nu, okei. Pradedam tikrintis tą automobilį ir, man kažkas nesueina vis tiek. Atsidarau kapotą, laikikliai lempų nulūžinėja, lempos laikosi realiai ant garbės žodžio, buferio laikikliai nulūžinėja tiek priekinio, tiek galinio, savo kažkas čia ne taip. Susivedu VIN kodą, bičiuliai. Ir ką aš matau? Matau, kad skelbime nurodytas kitas tokio pat automobilio su labai identiška spalva VIN kodas. O iš tikro automobilis buvo geras kotletas, tą, kurį atvažiavom tikrinti pagal skelbimą. Paklausus pardavėjo, tai kaip čia dabar yra, skelbime vieną VIN kodą esi nurodęs, automobilio VIN kodas visiškai kitas ir automobilis netitinka tą, ką aš mačiau skelbime, tai buvo labai didelis pasimetimas, nes paprasčiausiai galvojo, atvažiuos kažkoks naivus žmogelis, pasižiūrės tą automobilį, ten kažką ant tų lempų laikiklių nulūžusių pasidarės, kad įsidėtų žmogus normalias lempas su pilnais laikikliais tvarkingai, kad viskas būtų ir, kaip sakant, tuo viskas pasibaigs. Deja, tokia machinacija padaryti neišėjo. Prisekčiau jums tą skelbimą, bet blemba, nepasidariau screenshoto važiuodamas tikrintis. O po patikros, kai išvažiavau ir pagalvojau, kad reikės jums paviešinti tokį skelbimą, kad neužpultumėm, skelbimo jau dėja nebebuvo. Skelbimas buvo išimtas. Kodėl? Todėl, kad automatiškai pamatė, kas atvažiavo ir faktas, jog žinojo, kad aš tokią nesąmonę afiorą paviešinsiu ir tiesiog užbėgant už akių, turbūt dar mums net nespėjus išvažiuoti iš ten, jau skelbimas buvo pašalintas, nes kai mes išvažiavom, patikrinom, skelbimo nebebuvo. Tai va, bičiuliai, labai gera pamoka, kaip reikia būti budriam, kaip reikia būti atidžiam, perkant automobilį. Ir atkreipti į tokius dalykus stipriai dėmesį. Tai va. Plius, kas ten dar buvo, dar ten ir tepalų nuotekiai buvo šviežus ir variklio darbas man nepatiko, jautėsi vibracija, tokia irgi iš papradžių užkūrus papulsavo, paskui tokia vibracija pastovi buvo variklių kiek pašilus. Nu, žodžiu, automobilis nevertas dėmesio ir norėjau su juo, kaip sakyti, su jumis tuo automobiliu pasidalinti. Deja, galiu pasidalinti tik istoriją, kaip reikia būti atsargiems. Na, o pačio automobilio nėra. Bet prižadu, vis tiek tas automobilis, manau, vieną dieną išplauks dar į skelbimų mares ir jeigu aš jį pamatysiu, tai aš komentaruose po šito video tą skelbimą jums visiems pridėsiu, kad tiesiog matytumėt, jog tai yra tas, apie kurį aš dabar kalbėjau. Ačiū visiems už dėmesį, gražių jums artėjančių švenčių, dirbsime dar iki pat Kalėdų, tai reiškiasi ir šiandien, ir rytoj, ir trečiadienį. Trečiadienį kiek trumpiau, taip pat dirbs ir aikštelė tomis dienomis. Taip kad jeigu norite nusipirkti patikrintą ir tvarkingą automobilį, užeikite į autobrokeris.com ir, kaip sakant, tokį įsigysite. Na, o jeigu reikia automobilio patikros ar automobilių paieškos, kreipkitės į Važiuojam Auto Facebooką arba Instagramą ir viską susitarsime. Ačiū už dėmesį ir iki.